Lietuvos turizmo, laisvalaikio ir kultūros naujienų portalas. Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes paneigiame įvairiausius mitus apie profesijas. Šiandieną pakalbėkime apie salės darbuotojo ir kasininko profesiją. Yra sakoma, jog tai laikina stotelė ir darbas be perspektyvos. Manoma, kad salės darbuotojo ir kasininko darbas yra iš bėdos, kai nėra geresnio pasirinkimo. Tačiau tokia nuostata slepia nerealias darbo sąlygas ar karjeros galimybės, o visuomenės požiūrį. Šios pareigos neretai laikomos nuvertintomis, tarsi profesinės nesėkmės ženklų. Net ir turint patrauklias naudas, sunku pritraukti žmonių, norinčių rinkti šį darbą. Tad metas keisti optiką. Vietoj iš bėdos matyti galimybę, vietoj laikinos stotelės duris į karjerą. Esu Monika Milė, IKI Lietuva, žmonių ir kultūros departamento vadovė. IKI Lietuva – vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų šalyje ir 5. pagal dydį darbdavys Lietuvoje. Apie 5,5 darbuotojų kasdien dirba parduotuvėse, logistikos ir kulinarijos centruose, kepyklose bei administracijoje, užtikrindami daugiau nei 230 prekybos vietų veiklą visoje Lietuvoje. Įmonė žinoma kaip inovacijų lyderė, pirmoji šalyje pristatė savitarnos kasas, lojalumo kortelę, autonominę parduotuvę ir prekių pristatymą be vairuotojo. Darbo organizavimas paremtas lankstumu. Dalis dirba pilno etato, kiti renkasi trumpesnės valandas, o administracijoje darbuotojai gali naudotis hibridinio darbo modeliu ir darbostogomis užsienyje. Įmonė ypatingą dėmesį skiria darbuotojų geroviai, siūlomi finansiniai priedai, sveikatos draudimas, nemokami pietūs, nuolaidos parduotuvėse ir vienkartinės išmokos svarbių gyvenimo įvykių metu. Taip pat daug investuojama į tvarumą. 92% naudojamos elektros gaunama iš žaliųjų šaltinių, diegiamos saulės jėgainės, mažinamas plastiko naudojimas. Be to, IKI yra didžiausias maisto banko rėmėjas Lietuvoje. Turbūt, kai yra labai didelė kompanija ir tu ten kažkurioje tai grandy dirbi, ar ne? Tai tau atrodo, kad tu toks nesvarbus esi visame šitame procese. Nu ten kažkur toli, ar ne? Turbūt tas žmogus pats net neįsivaizduoja, kad toje visoje grandyje koks jis yra svarbus. Taip, žinoma, tai prekybos centro darbuotojas visoje verslo grandinėje yra bene pats svarbiausias. Ir svarbiausias yra dėl to, kad tai yra mūsų jungtis tarp verslo ir kliento, kuris atkeliauja į mūsų parduotuves. Tai aišku, tas žmogus kuria mūsų kliento aptarnavimo patirtį. Jeigu tu atvažiuoji į parduotuvę ar ne, apsipirkti ir ten ar prie kasos ar salė koks nors piktas, tai tu išeini iš parduotuvės ir sakai, buvo susiraukusi. Ten iš tikrųjų kažkaip tas santykis ir tas įvaizdžio kūrimas ar ne yra? Žinoma. Ir mes dažnai net matom, kad mūsų lojalūs klientai ir pažįsta mūsų irgi darbuotojus, kurie dirba jau kelis metus ir užmezga santykius ir netgi nebūtinai ar ne apie darbinius klausimus kalbasi ir apie šeimos reikalus. Pristatome antrąjį šios laidos herojų, žmogų, kuris taip pat paneigia mūsų mitą. Aš esu Natalija, dirbu IKI parduotuvėje Pilaitės prospektas 42. Net 12 metų ji dirbo lėktuvo palydove. Lydėjo keleivių skrydžiuose, rūpinosi jų saugumu ir gera savijauta ore. Visada mėgusi bendrauti su žmonėmis, išėjusi pensiją, ji nenorėjo užsidaryti namuose, todėl pasirinko ir toliau leisti laiką tarp žmonių. Kasininkės darbas tam pasirodė tobulas. Tai vėl gyvenimas bendravimo sūkuryje, gyvame kasdieniame judėjime. Kadangi ateina dėl jūsų, būtent jau ateina pirkėjas, tai reikia visada pasitempus, nebūti į darbą. Jau neteisit kokią nors neišsimiegojus. Pirkėjas yra karalius. Ir reikia ją taip aptarnauti, kad jis dar grįžtų, dar kartą ateitų, ne? Natalija šiandien jau pažįstama visiems rajono gyventojams. Ji tapo sava. Prie kasdienio apsipirkimo žmonės neretai prisideda ir nuoširdžių pokalbių. Ar aš, jeigu mane suerzintų
salėje dirbantis, pavyzdžiui, žmogus, iškoliotų mane, tarkim, nežinau, nes mane sunku verzinti yra. Taip nebūna. Bet jau primeskim, ar ne, kas nors. Ar aš eičiau dar į tą parduotuvę? Greičiausiai keiščiau tam pačiam rajone, pasirinkčiau kitą. Greičiausiai taip, bet gerai yra tai, kad mūsų parduotuvių tinklas yra platus. Jo, bet tai gerai tai, kad jūs turbūt ir investuojate į tos darbuotojų šypsenas, ar ne? Žinoma, tikrai darbuotojus investuojame daug ir iš tikrųjų ir turime įvairias ugdymo programas ir karjeros galimybes. Ugdymo programų turime iš tikrųjų įvairių. Tai visų pirma, gal verta paminėti, kad karjeros galimybės ar ne organizacijoje yra tikrai plačios, organizacija yra didelė. Yra ne tik tai prekybos centras, yra logistikos padalinys, yra gamybos atskiri ar ne cechai, kurie yra irgi ne vienam Lietuvos mieste. Darbuotojai turi galimybę išbandyti save labai įvairiose pozicijose. Ir aišku, mes suteikėme galimybę kelti ir jų kompetencijas. Turime vidinės ugdymo programas, tokia kaip pavyzdžiui Užauk iki, kurioje mūsų potencialūs darbuotojai, tiek parduotuvių darbuotojai, tiek kitų padalinių darbuotojai kelia savo kompetencijas tam, kad galėtų keliauti vienu žingsneliu į priekį. Tai programos yra beveik metų laiko trukmės, tai yra kaip vidinis universitetas, kuriame studijuoja mūsų darbuotojai ir po tų studijų, ką mes matom, labai fainus rezultatus iš tikrųjų, kad daugiau negu 50% darbuotojų po šitų studijų iškeliauja į sekantį karjeros žingsnį. Bet kaip aš įsivaizduoju gerai, nes pavyzdžiui, jeigu tu nori planuoti savo karjerą, tu nori mokytis, tu iškart pradedi skaičiuoti, ar tu turėsi pinigų, ar ne mokytis. Ar tu galėsi mokytis ir dirbti kartu. Taip. Ar tu turėsi kažkokią grupę žmonių, kurie paskatins tave, palaikys, kai tu pavargsi galų gale. O čia tu gauni kaip ir viską, ar ne? Tu tokią gauni bendruomenę, kurioje tu gali augti ir dar mokytis ir tobulėti. Taip, iš tikrųjų ir ne tik tai augti, mokytis ir tobulėti, bet ir išbandyti save labai įvairiose srityse, ar ne? Nes matom tikrai, kad darbuotojai padirbę vienoj pozicijoje kurį laiką nori kažko naujo ir tikrai tos galimybės yra. Čia labai geras grafikas yra, kadangi 3 dienas dirbi, 3 laisvą. Ir nuo kelių iki kelių. Arba jeigu aš tai aplamai dirbu nuo 10 iki 10. Bet galima dirbti nuo 8 iki 8, bet kam... Kaip kam geriau, ar ne? Jo. Ir tas grafikas tikrai paskui 3 dirbat, ar ne? Ir per tas 3 galite išvažiuoti, kažkur pailsėti. Pailsėti galima, išvažiuoti savo namuose, padaryti kažką galima. Supratau, nepersidirbat, ar ne? Ne. Atlyginimas yra laiku. Ir geras? Ir geras. Kolektyvas yra draugiškas, normalius. Yra žmonių, kurie nemėgsta. Aš, pavyzdžiui, nemėgstu. Jeigu aš vienai vietoje atėjau, aš nenoriu išeiti iš kanto. Kaip tam jaunam žmogui pasakyti, kad jis pradedant savo gyvenimą, kad, pavyzdžiui, kad ir po mokyklos, kad ir pradedant mokytis universitete, jis gali viską suderinti, jis gali pradėti čia ir karjerą, ne? Ir jis gali mokytis ir čia naudų papildomų gauti. Reikėtų būti protingesniam, viską paskaičiuoti irgi. Ir ką matom iš tiesų, ar ne, kad lankstus darbo grafikas vienas iš tų argumentų, dėl ko keliauja pas mus ir jauni žmonės, kaip pavyzdžiui studentai mėgsta dirbti vakarais, mėgsta dirbti savaitgaliais tam, kad galėtų dienos metu studijuoti. Pavyzdžiui, tėveliai auginantis vaikus mėgsta dirbti dienomis, kad vakarai būtų laisvi. Tai tikrai tas lankstumas yra ta vieta, dėl ko žmonės atkeliauja. Kitas argumentas yra, kad darbo vieta yra patogi. Ar ne, kaip sakot, kur čia ar ne darbuotis, jeigu gali visiškai šalia namų, kam važiuoti. Pristatome trečiąjį šios laidos herojų. Jis mano, kad darbas parduotuvėje nėra menkinantis. Tai prasminga patirtis, leidžianti bendrauti su žmonėmis ir augti profesiškai. Nenorėdamas naktinių pamainų, sąmoningai pasirinko darbą šalia namų ir universiteto su lanksčiu grafiku. Esu Gvidas, man 21 ir dirbu Garliavos iki daržo skyriui. Gvidas studijuoja informatiką ir dar mokslų metu pasirinko žengti į darbo pasaulį. Pirmasis atlyginimas tapo ypatingas. Už jį Gvidas įsigijo ilgai lauktą naują kompiuterį, kuris reikalingas tiek studijoms, tiek svajonėms ateityje. Darbo grafikas jam pritaikytas taip, kad galėtų sėkmingai derinti paskaitą su darbu. Jeigu tik atsiunčiu kokią dieną negalėsiu, iš karto sako gerai, mes perkelsim, jokios problemos netampa, bet šiaip tai savaitgaliais dirbu, kad nesusimaišytų, kad su studijos su darbu, sekmadienį, šeštadienį, kas antrą. Ir taip visai puikiai ir dera.
Ši mitą jau dabar neigia visos gaunamos naudos, o kai jos suderinamos su darbuotojų norais siekti savo svajonių, nebegalima sakyti, kad tai tik laikina stotelė. 21 metų, o tau nenuobodu dirbti parduotuvėje? Ne, veiklos visada bus čia. Rimtai, man atrodo, kad čia, ta prasme, gal taip nuobodu, kad truputėlį, kad norisi jaunam žmogui, žinai, visą laiką, veiksmo visokio. Ne, visada bus darbas, jei nekraut, tai galiojimus patikrint, likutį peržiūrėti. Kaip jaunam žmogui, tau būnant 21 metų, ar ne, tau atlyginimo tikrai užtenka? Sočiai. Va taip, va. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Noriu dirbti. Šiandieną mes bandome paneigti mitą apie salės darbuotojo ar kasininko profesiją. Ką mes matom, dėl ko žmonės vertina ar ne bendrai mažmeninės prekybos verslą, kaip verslą ir darbo parduotuvėse, tai visų pirma dėl dinamiškos aplinkos. Iš tikrųjų, mažmeninė prekyba yra dinamiška, greita, čia viskas juda greitai ir tikrai mes to greičio turim daug, tai tikrai žmonėms tas patinka. Kita vieta, iš tikrųjų, kurią žmonės vertina, kad yra tikrai labai aiškiai apibrėžtos atsakomybės. Atėjau ar ne, žinau, ką darysiu visą dieną ir tos atsakomybės yra tikrai labai aiškios. Pristatome ketvirtąjį šios laidos herojų – žmogų, kuris paneigė įsitikinimą, jog darbas parduotuvėje tai yra laikina stotelė. Esu Laura Rimkutė, verslo psichologė, Triple O Consulting, partnerė ir konsultantė. Laura įsitikinusi, jog yra žmonių, kurie šiame darbe atranda ne tarpą tarp gyvenimo etapų, o tikrą profesinę kryptį, vietą, kur jaučiasi reikalingi, vertinami ir mato savo ateitį. Mes kiekvienas žmogus taikomės prie aplinkybių, prie savo gyvenimo konteksto, plus esam labai skirtingi pagal tai, kas mane motyvuoja veikti. Ir nėra turbūt teisinga galvoti, kad jeigu aš mėgstu iššūkius, tai kiekvienas žmogus, kuris ieškosis darbo, jis ieškosis tokio darbo, kur galėtų save realizuoti per iššūkius, pasiekimus ir nuveikimus. Yra daugybė žmonių, kurie sako, ačiū, man iššūkių nereikia, aš noriu kažką daryti ramiai. Tai iš tikrųjų, ką verta paminėti, kad organizacijų turim daugiau negu 1500 darbuotojų, kurie dirbo organizacijai 10 metų ir daugiau. Tai yra mūsų tokie tikrieji organizacijos prekinio ženklo ambasadoriai, kurie palaiko visas iniciatyvas, priima visas naujoves, tai yra mūsų tokia varomoji jėga, ar ne? Ir jūs vertinate, ar ne? Ir žinoma, labai vertinam ir džiaugiamės ir švenčiam pergalės kartu ir tikrai tai yra mūsų varomoji jėga, kuri veda mus į priekį. Galvojant apie tą mitą, ar ne, kad žmogus ateina dirbti salės darbuotojų arba kasininkų dėl to, kad nieko geriau nesusirado. O kas yra geriau? Kur ta skalė? Čia tik tai mes patys savo galim pasakyti, kas yra geras ar blogas darbas. Man atrodo, kad kai aš keliauju po užsienį, aš matau daug daugiau žmonių, kurie mėgaujasi tuo, ką daro, būdami ir labai paprastose pozicijose. Ir kai jie mėgaujasi savo užimomis pareigomis, kai jie mėgaujasi tuo, kad jie tau gali supakuoti ar paduoti žuvį, mėsą ar kažkokias daržoves, laimingas tampa ir tas klientas, kurį jie aptarnavo, ir jie patys išeina su didesniu prasmės, laimės, įsitraukimo jausmu ir lengviau kitą dieną vėl ateiti į darbą laimingu. Svarbiausia pasirinkti tokį darbą, dėl kurio ryte norisi keltis. Kai diena prasideda su noru eiti į savo komandą ir veiklą, darbas tampa ne pareiga, o natūralia gyvenimo dalimi. Mitą mes paneigėme ir įrodėme, kad dažniausiai žmogui reikalingas stabilumas darbe. O dabar pakalbėkime apie finansinį stabilumą. Pristatome sekantį laidos herojų, su kuriuo pakalbėsime, kaip svarbu yra taupyti ir investuoti, kad ne vien darbe, bet ir gyvenime būtumėte saugus. Daug žmonių, ypač gaunančių vidutinės pajamas, gyvena su įsitikinimu, kad taupyti, investuoti ir planuoti ateitį sudėtinga, rizikinga ir gal net ne jiems skirta. Tai gana paplitęs mitas, kylantis iš nežinomybės, blogos patirties ar tiesiog baimės suklysti. Dažnai atrodo, kad tvarkyti finansus reiškia gyventi su nuolatiniu spaudimu ar atsisakyti gyvenimo kokybės. Tačiau tiesa ta, kad kiekvienas gali imtis mažų, bet svarbių žingsnių savo finansinės ramybės link. Tai reikia patikimos pagalbos ir žmogiško požiūrio. Penktasis šios laidos herojus Justina, kuri dirba šeimos kredito unijoje.
Na tai turbūt vienas dažniausiai pasitaikančių mitų. Galima sutaupyti ir gaunant vidutinės pajamas, svarbiausia yra reguliarumas, prioritetai ir disciplina. Net pradedant nuo mažų sumų taupyti, tai 30-50 eurų per mėnesį, tai jau gali būti žingsnis link finansinio stabilumo. Jo, aš kaip pagalvoju dabar iš tikrųjų, kiti gaudami pensiją susitaupo labai didelės sumas, kažkodėl turi pastovi pinigų. Aš nesuprantu, dirbu ir visą laiką pas mane kažkoks balansas yra. Daugiau išleidžiu, negu uždirbu. Tai tokiems žmonėms dažniausiai kaip aš reikėtų, kad kažkas padėtų. Ar pavyzdžiui, jūsų kredito unija. Ar jinai padeda kontroliuoti visą šitą reikalą? Tikrai nereikia būti finansų specialistais, užtenka noro pradėti, o visą kitą mes padedame įgyvendinti, mes padedame pasirinkti tinkamą produktą klientui, paaiškiname visus niuansus apie tą visą procesą, ar ne, ganėtinai paprastai ir aiškiai, suprantamai, be sudėtingų terminų. Šeimos kredito unija atsirado tam, kad pakeistų požiūrį į pinigus. Nuo šalto skaičiavimo prie supratimo. Nuo biurokratijos prie bendrystės. Unija veikia kaip bendruomenė, kurioje kiekvienas narys turi balsą ir gali naudotis finansinėmis paslaugomis be slaptų sąlygų ar spaudimo. Viskas paprastai, aiškiai ir sąžiningai. Procesai gali vykti tiek fiziškai, tiek nuotoliniu būdu ir viskas vyksta ganėtinai greitai ir be ilgų laukimų. Mūsų pagrindinis tikslas, kad klientui būtų paprasta, patogu ir aišku taupyti, o jeigu kyla neaiškumų, tai mes visada esame pasirengę padėti. Bet čia turbūt tas baimės jausmas yra tas pirmas kartas ateiti, tai mes dabar todėl tam ir kalbame, todėl tam ir yra šita laida, kad sugriautų visus mitus, kad nebijokite, ateikite, pasikalbėkite. Gi niekas neduos per galvą, ar ne? Tiesiog ateiti konsultaciją. Ar konsultacija mokama? Tikrai ne. Tai konsultacija nemokama. Jeigu turite laiko ir galvojate, kad galite pradėti mokintis nuo 20, nuo 50 eurų, ateikite tai nemokamai konsultacijai ir aš manau, kad šiek tiek lengviau pasidarys. Pavyzdžiui, šalia Justinos sėdint, iš karto supranti, kad šiltas, geras žmogus ir tikrai padės tvarkytis ir kai reikės ir turbūt būna ir tokių ir vakarinių skambučių, ar ne, kur paskambina? Vakarinius perskambinam ryte. Supratau, bet vis tiek jūs bendraujate, esate arti to žmogaus ir tie klausimai, kurie rūpi, visą laiką būna atsakyti. Čia nereikia atskiro susitikimo po 2-3 savaičių ar po mėnesio ir taip toliau. Tikrai ne, mes, sakau, kaip reikalus tvarkome ganėtinai sparčiai ir greitai ir pas mus net ir užėjęs klientas dažnai nepaklius į eilę ar neatsistos į ją. Mes taip pat ir propaguojam, kviečiam klientus ir skambinti mums, ir kreiptis elektroniniais. Bendrauti. Ir tai, žodžiu, bendrauti ir mes tikrai visais kanalais padedame žmonėms, spręsti problemas, taip ir pasirinkti tą tinkamą produktą, ko jie nori ir ką jie galėtų. Ir kur galėtų investuoti kokį produktą. Tai kokie tie produktai yra, man labai įdomu. Siūlome 2 pagrindinius taupimo sprendimus, tai yra taupomasis indėlis ir terminuoti indėliai. Taupomasis indėlis, mūsų populiariausias produktas, jis leidžia lankščiai taupyti pinigus, į prireikus atsiimti iki 2 kartų per mėnesį, net iki 90% nuo sukauptos sumos, neprarandant palūkanų. O, kaip čia gerai taupyti, tas pats, kas kiaulė taupyklę, bam, sudaužėjai iškart ir pasiėmė viską. Taip. Labai, jūs čia draugiškai. Taip, bet tą taupyklę galima ir papildyti nuolat. Geras, super. Ja. Ir terminuoti indėliai labiau tinka tiems, kurie leidžia savo pasidėti santaupas ilgesniam laikotarpiui ir palūkanos fiksuojamos visam terminui ir jų dydis priklauso nuo pasirinkto laikotarpio. Ir abu šie produktai yra apdrausti valstybės ir prieinami tiek gyventojams, tiek verslo subjektams. Nereikia kristi kažkokias labai didelės skolas. Galima ir minimaliom sumom taupyti ir kažką tai nusipirkti. Tai kaip ir minėjau, svarbu yra pradėti. O jeigu yra pradžia iš kliento, tai mes tikrai suteikiame kryptis, kur link gali nuvesti tas taupimas. Tai gerai, jeigu pavyzdžiui yra žmogaus atlyginimas 1400 į rankas. Į rankas, taip. Kiek reikėtų atsidėti ir kaip reikėtų taupyti, uždirbant tokius pinigus? Tai tokiu atveju rekomenduojama taupyti 10-20% nuo gaunamų pajamų. Tai jeigu žmogus uždirba 1400 į rankas, tai optimalu būtų atsidėti nuo 140 iki 280 eurų per mėnesį. Bet jeigu pradėsite nuo mažesnių sumų 30-50 eurų, tai jau bus gera pradžia. Tikslas turėti 3-6 mėnesių pajamų dydžio rezervą, kuris padėtų jausti saugiai netikėtose situacijose, kai kartais nutinka.
Aš taip įsivaizduoju, jeigu ten atsidedi po 50 eurų ir niekada to nesidaręs, ir ten šast ir atsidarai kažkada, ar ne, užmiršęs apie tai, kad tu ten taupai, o ten didelė suma pinigų ten tokia yra susidaręs, tai tu turėtum visai azartą pagauti taupyti. Arba išleisti vėliau. Arba dar vėliau padaryti taip, paimti ir išleisti, ne, tom reikmėm, kurių, šiai dienai galbūt nebūtum turėjęs šitos sumos, jeigu būtum nepradėjęs kažkada taupyti. Investavimas. Tai dažnai skamba gąsdinančiai. Atrodo, kad tai sudėtinga, rizikinga, o gal net pavojinga. Galvoje sukasi mintis, o jei suklysiu, o jei viską prarasiu, o jei net nesuprasiu, kur tie pinigai nueina. Ši baimė visiškai natūrali. Mes bijome ne tik rizikos, bet ir nežinomybės. Ir vis dėlto, kiekvienas iš mūsų jau investuoja laiką, energiją, pastangas. Kodėlgi neinvestuoti ir pinigų protingai, atsakingai ir į tai, kas kuria vertę? Tai investavimas leidžia ne tik kaupti, bet ir uždirbti iš sukauptų lėšų, todėl pinigai nedulka sąskaitoje, o realiai dirba. Ir net ir nuo mažų sumų reguliariai taupant galima pasiekti apčiuopiamus rezultatus. Ar tai būtų kelionė, būsto remontas ar papildoma pensijos pagalvė. Žodžiu, svarbiausia yra pradėti ir kaupti reguliariai, o ilgainiui tai gali virsti tvirtų pagrindų finansiniam stabilumui. Bet čia tikrai jau reikėtų jūsų pagalbos, nes jeigu aš tokia pradėčiau taupyti, tai aš čia kaip tą kiaulio taupyklę jau savaitės pabaigoje atidaryčiau ir išsimčiau tos pinigus. Investavimas gali būti atsakingas, saugus ir tau pritaikytas. Nereikia iš karto mesti visų santaupų į kriptovaliutas ar akcijų biržas. Kartais protinga investicija tai indėlis, terminuotas taupimas ar dalyvavimas kooperatinėje unijoje, kur tu pats tampi bendruomenės dalimi. Ir svarbiausia, pradėti nebūtina nuo didelių sumų, užtenka nuo sprendimo. Nes kiekvienas investuotas euras, kai jis apgalvotas, tai žingsnis nuo baimės link laisvės. Sutikite, įsigilinus į visus argumentus tampa akivaizdu. Mitas, jog kasininko ar salės darbuotojo profesija yra tik laikina stotelė be ateities, šiandieną griuvo. Tai nebe trumpalaikis darbas, o atsakinga, dinamiška ir augimą siūlanti karjeros kryptis, kuri pelnytai atsistoja greta kitų svarbių profesijų. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.